Labas rytas, jau 15 diena, mano pulsas vis dar toks pat. Ir ką darom, pakuojam kalendorių. Paskambinkite žmogui, su kuriuo nebendraujate ilgą laiką. Teks kažkam skambinti. Sugalvosiu, kad aš seniai nebendravau. Tai va, ir ką? Pirmadienis, sunki diena, kaip sakant. Gerai, kad pamačiau, reikia pasimti sportui ausines, nes neštos čia buvo pakrauti ir dabar pamačiau, dėklą būčiau tikrai pamiršusi. O sportuoti be ausinių mane fan, nes pastoviai klausau podcastus. Tai kažkokius, tai tiesiog man taip labiau patinka. Ta prasme, labai naudingai laiką praleidai ir pasportuoji, ir kažką paklausai naudingo ir panašiai. O šiaip dar toks įdomus dalykas. Dažniausia mano podcastai yra apie valandą 20 minučių, ta prasme, ką aš klausau. Ir dažniausiai po to aš einu, mano treniruotė valanda 40, tai 20 minučių yra kardio. Ir dažniausiai yra taip, kad aš įsijungiu Vaidutės video. Ir dabar gaunasi taip, kad kai klausau podcastą, man automatiškai meta rekomendacija Vaidutės video. Tai toks juokas, ta prasme, kad jau algoritmas pagavo, kaip veikia visas šitas, jeigu ilgai žiūrit podcastą, po to automatiškai Vaidutės. Tai žodžiu, eidama ant bėgtakio, aš visada peržiūrinėju jos video. Tai va, tai lėkiu į darbus ir susisieksim vakare. Sveiki, sugrįžau iš darbo ir iš sportų. Ir žodžiu, nežinau, kažkuria diena man čia šovė į galvą toks dalykas, kad be ko aš neįsivaizduoju savo gruodžio. Tai taip nešios galvoju ir dabar susirašiau. Ir radau net 15 dalykų, kurie pasirodo man asocijuojasi su gruodžiu ir be ko neįsivaizduoju. Ir žinau, kad daugumai tai bus tas pats kaip ir pas visus, bet tikrai žinau, kad ne visiems tai bus vienodai. Tai, žodžiu, be ko aš neįsivaizduoju gruodžio, 15 dalykų ir tai pirmas be dekoro, visur visokio daug paveiksliukai, puokštės, dar kažkas, tai ta prasme, man jo reikia daug. Ir, pavyzdžiui, šiemet jau užnešėm gal 4 dėžės į viršų su Brigita į Palėpę, nepanaudota, tai aš sakau, kaip tiek mažai, bet realiai, vis tiek gražu, papuošta ir taip toliau. Kitas dalykas, be žvakių deginam tikrai labai daug ir stengiuosi tik prieš miegą šveidinti kambarį, kad neliktų to kvapo, nes ir savo advento kalendoriaus deginu, ir šiaip visokių žvakių, ir pirmą aukštą pastoviai kažką deginam. Tiesiog man tai yra, nežinau, šito laikotarpio to vadinamo haigi tokio daniško tas elementas, kad man norisi žvakių ir daug. Tada, aišku, be kalėdinių sausainių mes jau visada kepam, visada dekoruojam kiekvienais metais, kažkada vienokiais receptais, kažkada kitokiais, kažkada perkam tešlą. Labai skirtingai, šiemet jau kepėm ir iš 2 skirtingų tešlų, ir kepėm, aš pati dariau tešlą, ta prasme, priktinių, ir pati kepiau, dariau tešlą. Tai dalinausi kažkuriam ten video pradžioj. Tai va, tai be šito niekaip. Tada jau pasidarė pas mus tradicija vainikų pynimas. Iš tikrųjų, aš pati asmeniškai pyniau vainikus jau seniai savo. Jau keli metai, man atrodo, dar bute gyvenom, tai pindavau kažkokius, kaip man ten gaudavosi, kitas klausimas, bet kažką darydavau. O pernai darėm tokį advento vakarą, advento vainikų pynimo vakarą. Ir šiemet vėl darėme ir jau kitiem metam irgi susitarim, kad vėl darysim, nes visiems labai patiko. Tada, aišku, kalėdinis pagalvėlės. Jų yra daug ir mano šitos už nugaros mano esančios, jos gal nėra kalėdinės, bet jas galima laikyti ir kalėdiniam, tam vadinamam farmhouse stiliui, arba galima laikyti tiesiog tam stiliui ir nepritraukinėti prie kalėdų. Tai va, dar iš tikrųjų mėgamas visiškai nepuoštas, man atrodo, išskyrus tie paveiksliukai ir ten už nugaros fone gal matosi viskas, visa kita daugiau nepuošta. Tai kaip tik baigsiu filmuoti, eisiu redaguoti. Ir man reikia sutvarkyti komodą, bet sutvarkyti taip, kad kažkas nutiko ir išlūžo stalčius. Stalčiaus dugnas, tai reikia sutvarkyti. Tai reikės man visą stalčių iškrausyti. Ta proga bus pasitvarkyti ir jo, tai tos pagalvėlės, kaip sakant, tai yra kitas dalykas. Tada kitas dalykas yra noras pristabdyti arklius. Tai visada norisi, kad gruodis būtų lėtesnis, kad galėtum pasimėgauti tuo laukimu, kad pasinerti į tą tokią stebuklingą atmosferą ir panašiai.
Dėja, bet gaunasi taip, kaip gaunasi ir dažnu atveju, yra taip, kaip yra, kad ta prasme, lėki. Ir toksai viena diena, kaip sakant, autopilotų, viena diena yra nieko nesiskiria nuo kitos. Ir tai realiai, aš filmuoju savo vlogmas ir vis galvoju, ne tik galvoju, bet ta prasme, buvo man kažkada, aš buvau mokymuose, gal pasakoju pas Ingą Žulytę ir kai jinai išgirdo, apie ką aš filmuoju video apskritai, ne apie vlogmas, tai nesakė, kad labai labai nuobodu yra. Aš suprantu, kad pas mane nėra kažkokio fejerverkų, fiestų ir taip toliau, tai yra paprastas žmogaus, paprastas gyvenimas, tai prasme, darbas, namai, vaikai, kažkokios veiklos ir taip toliau. Tai ir vlogas mano matosi būtent viskas tas, kas yra, kaip vyksta realiai, kad, ta prasme, kad aš nespėju, kad aš dirbu, kad aš sportuoju ir taip toliau. Nieko specialiai nerežisuoju, kad tokio tam, kad parodyti. Tai tas tikrai dar, kaip sakant, parodo, manau, kad kiek yra visko daug vyksta. Realiai, tų pačių gal ir nieko nevyksta, nes nuo ryto iki vakaro aš nefilmuoju, bet vakare kažką vis darau arba savaitgalį. Tai mintis yra tame, kad pavargsti natūraliai net ir nuo to darbo ir visų užklasinių veiklų. Kitas toks, kažkodėl jau pasidarė tradicija, kad yra užsakyta dovanos, užsakai iš labai anksti. Ir taip dabar net lapkričio gale ir galvoju, taigi čia daug laiko, viskas čia ateis, viskas čia gerai ir taip toliau ir panašiai. Ir nutinka toks dalykas, kad tu negauni savaitę, 2, bandai domėtis, nieko nesigauna, po 3 savaičių ėmė panikuoti, vis dar siekėsi su tuo pardavėju. Ir tada man pernai buvo, pavyzdžiui, nukeliavo į visiškai man nepatogią vietą, ta prasme į paštą, kur ten, tai netoli darbo, bet vis tiek, ta prasme, visiškai nepatogiai, o kitas kažkur nukeliavo į paštomatus, kur paštomatai irgi toj miesto pusėje, bet, ta prasme, iki jų važiuoti man 6 kilometrus dar. Tai gerai, aš turiu mašiną, bet jeigu be mašinos, kažkokia nesąmonė, aš buvau pristatyta su kurjeriu į darbą. Tai ten buvo jau nesvarbu kaip, kad tik atsim dovaną. Šiemet irgi buvo vienas dalykas, bet čia šiemet, taip, ilgai keliavo ta dovana, apie kurią vakar kalbėjau, ir kitas dalykas, aš pati, kaip sakant, apsigavau, nes galvojau, kad yra viskas gerai ir ta prasme, jie čia kažką netaip daro, pasirodo, čia aš nevertinau, kad tai yra ta kita siunta. Be ko neįsivaizduoju, gal kokių kalėdų, jau gal kokių, labai daug metų, jau gal 15, kokių ar 14, tai tikrai aš neįsivaizduoju kalėdų be kepto kalakuto. Ir tiesiog man kažkaip kalėdos ir buvo dabar irgi sprendėm, šiemet kepam gal kokią vištieną, dar kažką. Sakau, ne, mes kalakuto jokią kitą progą nekepam, tai tebūnie ir vėl kalėdom kalakutas, jau labiau, kad mūsų susirenka daug, tai per vieną kartą dažniausiai jį ir suvalgau. Kitas dalykas yra silkė. Dažniausiai silkė būtent pas mus ir valgoma yra per kalėdas ir per kūčias. Ir tą dieną, ta prasme, ir būna įvairiausi. Ir visi valgo noriai, arba bent jau visi, beveik visi. Ir, žodžiu, gali prigalvoti visokių mantriausių, ten, sakykime, ir tų tradicinių, kaip aš sakau, kaip, pavyzdžiui, cinamono, arba ten su kokiais grybais, ar ten kažkokių įdomesnių ir taip toliau, ten sluoksniuotų ir panašiai. Tai fainai, nes tikrai yra tas pasirinkimas didžiulis ir galima sugalvoti tai, ką nori. Tai žodžiu, silkės atsivalgom ilgam, realiai man kartais užsinoriu, aš nusipirku, bet realiai per metus turbūt valgau būna kaip kokie nors ten, kaip sakant, metinės gedulingi pietus, va tokiuose visada būna, tai per metus bent kartą pavalgai tokiuose ir gaunasi ir būna taip, kad aš tik dabar supratau, kad aš filmuoju be mikrofono. Nieko tokio, jau pusę nufilmavau ir tiek. Tai va, tai žodžiu, silkės atsivalgom ilgam ir per metus kartais aš nusipirku dar pavalgau. Ok, be ko dar, aišku, be kalėdinių megztinių. Žinau, kad yra šeimų, kurie tų megztinių neturi, nepripažįsta, neperka, sako, tai yra nesąmonė, pinigų švaistymas ir taip toliau. Taip, jeigu kiekvienais metais pirkti naują megztinį, tai tikrai yra švaistymas, pas mus yra megztinių, kurie yra, jau kokį 10 metų, kai kurie, tai ta prasme, nešvaistymas, tikrai, nes jos vis tik užsidedi trumpam laikui, kelis kartus išskalbis padedi ir taip toliau. Tada daug arbatos. Iš tikrųjų, pastaruoju metu kiekvieną dieną aš geriu tiek daug arbatos. Šiandien, man atrodo, kokius
3 puodelius gėriau ir eisiu dabar baigusi filmuoti dar vieną, nes gerklėje girdit kokia. Man gerėja, pagaliau, bet dar iki tobulo balso dar toli. Tada, kas dar yra toksai, čia turbūt vienas iš tų fainų momentų, yra tai, kad kai darbe jau būna paskutinės dienos prieš kūčias, tos darbo dienos, pas mus kažkaip, aš kažkada seniai gal esu pasakojus, tiesiog nežinau, buvo toks kažkoks, padariau dalyką ir paskui pasileidau grandinėlį, kad padėkoti kolegoms, su kuriais sutari ir kuriais ir kuriom kolegom, tai ir jie ir jos, su žmonėms, su kuriais dirbi, padėkoti už kažką, kas tas metus buvo, ten, nežinau, už kažką. Tai žiauriai faina būdavo tai, kad žmonių reakcijos, tai prasme, kokį grįžtamą į ryšį gauni ir panašiai. Viena moteris vyresnio amžiaus, jinai, žinau, kad apsiverkė, sako, man sako, seniai niekas nedėkoja, tiesiog taip. Tai jinai tokia buvo rūpestinga, kaip mama, tai prasme, jinai visada, jeigu pamato ten, pavyzdžiui, pas mane veido labai lengvai matosi, jeigu man kažkas yra negerai, tai, įžvalgesnis žmogus iš karto mato, kad man yra kažkas negerai. Tai jinai būdavo pirmas žmogus, kuris visada ateina ir sako, Aušrele, kas yra? Einam pasikalbėti, kas tau yra. Tai būtent tokie dalykai iš tikrųjų yra svarbu ir sakykim, tai buvo tas žmogus, kuriam irgi dėkoju ir sakau, net iki ašarų. Ir dabar ir darbe lygiai taip pat, prasme, yra atsisveikinam, palinkim kažko, padėkojam kažką, tai toks, tas tokia šilumos, labai gera nuotaika išeinam. Tai tas labai labai smagu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tokia tradicija pasidarė. Tada aš visada gruodį testuoju kažkokius įdomesnius patiekalus, tai va šiemet jau dariau tą saldumyną, šiaip būna dar kažko prisigalvoju. Tada aišku, be namelių dekoro irgi kaip be tokį, jau mes metai iš metų darom, visi kartu dekoruojam ir taip toliau. Ir aišku, be daug lempučių. Ir pasakysit, o kur dovanos? Šeima, tai čia kas be ko, čia net nereikia įvardinti, faktas, kad laikas su šeima, ta prasme, toksai neskubėjimas, pasimėgavimas tų dėl dovanų. Iš tikrųjų, nedovanos svarbiausia ir ta prasme, aš šiemet, kai manęs įsiklausiu, ko tu nori kalėdom dovanų, realiai nieko nenoriu. Dabar noriu, kad būtų sveika, kad nekosit gerklė, kad būtų, ta prasme, čia pirmiausia, o paskui, vėlgi, tokie paprasti, žemiški dalykai ir sakykime, čia irgi tokia įdomi tema, teko su keliais žmonėm bendrauti ir aš taip išgirstu dovanų sumas, tai suprantu, kad pas mus vis dar yra tai, kad labiau apie žmogų, o ne apie sumą yra. Ta prasme, ne tai, kad kuo didesnė suma, nes tikrai tenka išgirsti, kad ten sumos eina triženklės ir panašiai. Aš nuoširdžiai to nesuprantu, bet čia kiekvienam yra savo, ta prasme, kiekvieno šeima savos tradicijos ir panašiai. Tai pas mus triženklių sumų už dovanas kalėdinės nėra. Tai va, tai tiek aš norėjau pasidalinti iš tikrųjų, tiek papasakoti apie tuos faktus, apie tuos tai, ką aš, apie tai, be ko aš neįsivaizduoju gruodžio. Tai ir video vėlgi gavosi kitoks. Kaip sakiau, eisiu tvarkyti komodą, kurį reikia iškraustyti, tada prisukti dugną ir vėl viską atgal sudėti ir šiaip pasitvarkyti ir dar yra visokių reikalų. Ir suredaguoti, aišku, video. Dabar yra, kiek čia yra, po 8:20, tai aš manau, kad aš greituoju būdu tai ir padarysiu. Tada suredaguoti video, eiti miegoti ir dar galvą išsiplauti, žodžiu, dar yra milijonas reikalų, bet netemsiu į naktį, čia ir užbaigsiu savo video ir pasidalinkit jūs komentarus, žinau, kad užimti irgi, norisi irgi sustoti ir pabūti ramiai, bet jeigu rasite laiko, parašykite komentaruose, apie ko jūs neįsivaizduojat gruodžio. Gal visi tie, kur aš išvardinau ir plus kažkas, arba sakysite, kalakuto mes nevalgom nesąmonė, arba ten lempučių nedega, žinau, kas yra lempučių nedega, žinau, kad žvakių nesupranta visiškai, žinau, kas arbatų negeria, meduoliai nesąmonė, nevalgo. Skirtingi žmonės, viskas čia yra okei, kiekvienam yra savo, tai bus labai įdomu tiesiog paskaityti komentarus, su kuo jūs gyvenat, ko jums, be ko gruodis jums nebūtų gruodis. Tai ačiū, kad buvote šiandien kartu ir iki susitikimo rytoj. Ate.